dabar nežinau, ką darysiu, tai pasėdėsiu ir nuspręsiu, ką daryti toliau, bet faktas, kad kelionės nebetęsiu, manau jau. Eilinį kartą mano kelionės prasideda visą laiką traukinių stotyje, tai šį kartą planas yra minti Lietuvos ir Latvijos pajūrių iki Rygos, tai gaunasi apie 500 km ir tada iš Rygos namo grįžti traukiniu. Tai šiandien bandysiu spėti iki saulei nusileidžiant kirsti Latvijos sieną ir tada ieškoti kažkur vietos pasidaryti palapinį pajūrį ar miške. Kadangi šiandien turiu daug numinti, nes reikia surasti nakvynės vietą iki nakvynės, tai net daug nefilmuoju, bet nesustot ant Palangos tilto negaliu. Labai senai buvau, net neatsimenu kada, bet vaizdas čia tikrai užburiantis, nors žmonių ir daug. Kamera man matau, kad tai nugriūt gali nuo vėjo, bet vis tiek labai faina pasigražėti. O dabar toliau link Šventosios ir link Latvijos sienos. Pagaliau pasiekiau pirmą nakvynės vietą, pasistačiau palapinę. Kaip ir minėjau, kad šiandien daug nefilmavau, neskubėjau. Rytoj tai jau planuoju pafilmuoti daugiau, gražių vaizdų, papasakoti šiaip kaip man sekasi. Šiaip apie dieną tai kirtimas siena ir kol kas takas tai yra visiškai per smėlynus ir kopas, tai nemažai stūmiau dviračio. Bet šiaip tai radau tokią užuovėją ant pat jūros krantą, tai čia Latvijos privalumas. O dabar einu miegoti jau. Dar suvalgysiu sausainių, nes jau tingiu šiandien gaminti. Ir rytoj jau visą dieną laukia minimas. Iki ryt. Labą rytą, tai šiandien man ilgai nesimiega. Yra po 6:10. Nežinau, kodėl taip. Gal jaudinaus kažko, gal buvo nedrąsu miegot, bet neatrodo taip. Gal tas jūros užšėjimas, gal šiaip, kad labai daug džiaugsmo, kad keliauju vėl, gamtoje esu, tai dabar eisiu pasidaryti pusryčių, susikrausiu palapinę ir judėsiu link Liepojos. O Liepojoj turiu užduotį nusipirkti uždangalą nuo lietaus, kad nakčiai dviratį kažkuo apdengti. Nes drėgna, drėksta viskas. Reikia pasirūpinti šitų daiktų. Šiaip nepagalvojau namie, kol čia nepradėjau važiuoti. Einam ruoštis. Daiktai ant dviračio pakrauti, jau papusryčiavau. Dabar toliau palei jūrą čia eina takas link Papės. Bet čia, manau, reikės daugiau stumtis negu važiuoti. Ir tada jau geresnis bus takas, bent jau pagal žemėlapius, iki pačios Liepojos.
Tai ką, į kelią. Šiaip labai įdomu, kas manęs laukia, nes niekad nesu buvęs va taip Latvijos pajūryje. Man čia pirmas kartas, dar pirmas kartas su dviračiu miegant palapinėj, tai iš vis yra kažkas tai wow. Štai čia va eina takas tas pažymėtas dviračio. 5, 6, 8, koks ten skaičius. Tai nelabai faina vieta. Dar biškį liko jo. Labai segu odai, tai ilgai nefilmuoju ir varau. Tai kaip matot, po tokios atkarpos jau, tai šakė šiaip tai. Ten išgyvenimas buvo, tai sunkiausia turbūt ką esu važiavęs. Sustojau apsivalyti maksimaliai, kiek galiu prižiūrėti nuo erkio. Užsiimsiu megztinį, nes sušilau ir tas debesis iš galo nelabai maloniai atrodo, bet džiaugiuosi tuo, kad išvažiavau aš iš tenais ir vėjas į kitą pusę. Tai tikiuosi, kad viskas bus gerai, kad neužlis, nes nežada šiandien lietaus. O dar suvalgysiu gal šokoladuką kokį ir varysiu toliau. Tai kaip jau sakiau, atkarpa tai wow. Wow, nepatiko man tikrai. Kažkaip gal įmanoma važiuoti, reikia žemėlapį pasižiūrėti, dar ten buvo variantas vienas, bet kažkaip tai galvojau, čia irgi rodo normaliai, visus ženklai sudėti buvo miške, kad dviračių takas. Nu ir pabandžiau, tai likau nepatenkintas. Kur sakiau, kad tikiuosi lietaus negausiu, nes į kitą pusę vėjas, tai va už 15 minučių gavau. Va palei plentą reikia pavažiuoti, nemalonu, dar lietus, bet gerai, kad nedaug, tai važiuoju, vis tiek neturiu pasirinkimą, ką daryti, nei stovėsit, nei per tą lietus pasislėpti nėra kur. Manau, važiuoti reikia šiandien tą atstumą. Tai kaip matot, naujas dalykas, kokį turiu, tai mikrofonas, kad garsas geresnis būtų. Bet šiaip tai sustojau kalonėlį, nes gavau krušos, visas kiauras šlapės. Pažiūrim, manau, kad iš batų vandenį galima net išpilt, spėčiau. Ne, nebėga vanduo, bet viskas žiauriai šlapia. Taip, kad žiūrėjau 3 orų prognozes, nei viena nežadėjo lietaus. Bet galvau toj, kad mažai nepasirodys, dabar ir griaudėjo. Tai dar liko man iki tos išsvajotos Liepojos. Nu, kažkaip daminsiu, bet jeigu tokie orai toliau, tai vargas vargelį. Tai kaip matot, iš sukrautų daiktų ant stalo lietus buvo tikrai labai stiprus, nekiek neperdedu, kad buvo kruša ir žiauriai stiprus lietus, nes permirko viskas, net pasas, kuris buvo pačiam kuprinės dugne, pačioj giliausioje vietoje paslėptas. Dabar užkasiu, džiovinu daiktus ir važiuosiu toliau, bet klausimas, kaip čia seksis, nes pažiūrėjau prognozę. Rytoj tai nuo pietų žada baisingai didelę audrą, tai nežinau, kaip čia bus, kaip keisis planas, bet viskas eigoja po truputį, nes buvo labai sugedus nuotaika, tada švietė saulė, išdžiūvo manęs daiktai visi, labai pagerėjo nuotaika, o dabar vėl tokia, kaip pamačiau prognozę, šiaip savo. Nu, bet bent skaniai pavalgysiu pradžiai. Įsidžiavinau daiktus jau, imu dviratį ir važiuosiu toliau. Važiuoju į kitą pilką pusę Liepojoj. Tai jau pajudėsiu link jūros ir miškų. Ir gaunu žinučią iš draugų, kad ryt žada audrą ir žiūrėčiau, kaip man seksis, planuočiau, kaip planus keisčiau. Sutinku, kad reikia, bet nelabai turiu pasirinkimą kažką pakeisti, nes turiu traukinio bilietą, kur turiu grįžti. Vienintelis dalykas, tik kad laiko mažai turiu. Šiaip tik lauktum tą audrą kažkur tai palapinėj, kempinge, arba pasimtum kažką tai šiaip daug pastogų, kad daiktų nešlapint veltui.
prabūtum ir sulauktum geresnio oro ir viskas, be bėdų. Bet kai darbą reikia trečiadienį, daug prasideda klausimai. Dabar esu visiškose apmąstymuose, ką daryti. Ką tik nusipirkau lietpaltį, dviračiu uždengti, kad bus lietus, jeigu naktį. Bet čia ir draugai siunčia ir žinutes gaunu telefoną iš meteorologinių tarnybų, kad šiandien ir rytoj ir dar poryt sekmadienį žadamas čia baisinės audros. Vėjai, lietus, kad niekur neit ir dabar nežinau ką, nes daug laiko neturiu. Labai garsiai čia prastūmė. Turiu trečiadienį grįžti į darbą. Tai neturiu tais prabangos, kad kažkur susirast vietą, pralaukti tą audrą ir mint toliau. Tai vienintelis variantas, galvojau, kad važiuoju link Rygos ir traukiniu namo, bet nėra bilietų iš Rygos. Tai dabar nežinau, ką darysiu, tai pasėdėsiu ir nuspręsiu, ką daryti toliau, bet faktas, kad kelionės nebetęsiu, manau jau. Žiauriai gaila, nes laukiau, planavau. Daiktų nusipirkau specialiai iš tai kelionį, bet tai pasinaudos. Bet oras tai wow, va tau ir klimato kaita čia tikrai yra, kai taip sunku prognozuoti viską yra, nes turėjau važiuoti kalnus, neišvažiavau dėl orų tenais. Ir panašu, kad ten bus geri, o viskas atėjo pas mus čia į vietą. Tai informuosiu, kas toliau. Tai visgi priėmiau sprendimą bandyti mint toliau, dabar dar kokiu šiandien 2-3 kilų. Ir gausis praktiškai, ką nusimatyta šiandien padaryti planavau. Ir tada žiūrėsiu, kokie orai ir keičiasi prognozė ar ne. Jeigu ne, tai tada kažkaip prašysiu ar Gretas, ar kažkur mane surinkti. Bandysiu viešaisiais traukiniais, autobusais nusigauti iki Vilniaus. O jeigu nepasitvirtina, minsiu toliau. Tai dabar ant dviračio ir minu. Kai tokias prognozes, tai ir minti greičiau noriu. Šiaip eina maršrutas va tokiu taku. Čia ne takas, čia mašinų kelias. Bet nėra labai gausus. Kad būtų aktyviai važiuojamas, tai smagiai per mišką važiuojasi. Ir kalnų įkalnė, tai irgi faina. Tai skubu į kempingą. Sakyt palapinę, kol nelyja. Žvyrkelis toks, vietam tarka, vietai greitai rieda. Normalus žvyrkelis, kaip priklaus. Bet vaizdai tai labai gražus. Čia jūra matosi va, po kairę pusę man. Tas pušynas, raminantis vaizdai tokie, bet ir šiaip labai giedra, kol kas buvo aišku, nesimato, iš kur tai audrai būti, nors vindi, žadėjo, kad jau dabar jinai turi vykti. Lieka man dar apie 10 kilų iki kempingo. Važiuoju, gal dar daugiau nukrėsiu važiuoti. Mašinų yra, bet ne per daugiausiai. Čia va linija, turi per vidurį pasiėmęs, kurį gerai rieda, mažiausiai krato. Ir surki tokiai savo pedalus. Medituoju. Stojau užkast ir pažiūrėti, kur esu žemėlapyje. Tai lieka 15 minučių, šiaip iki nusimatytas stovyklavietės. Tai šiandien, kaip ir minėjau prieš tai, miegosiu vietai, kur gali būti stogas, tai kempinge. Ne kažkur miške ar prie jūros paplūdimy, kad biški, jeigu ką užuovėje rasti ir pastogė, jeigu ten tikrai tokia audra bus. Kol kas tai, kaip matot, saulė šviečia. O šiaip tai dabar valgau vaikų tyreles, nes nemėgsta šito skonio, tai tėčiui sueina. Tėtis viską mėgsta. Kaip ir sakiau, atvažiavau į kempingą, susitvarkyt nakčiai pasiruošti, nes žada didelę audrą. Tai tikiuosi, kad jos nebus, nes dabar šviečia saulė, nes prognozė rodo, kad lyja. Bet gerai, dar pastaisiu palapinę, tai bus pradžiūvus po lietaus bent jau, nes apšvies saulė, nes drėgna va. Palapinę tai gavau prieš pat kelionę dovanų gimtadienio proga.
Tai esu labai patenkintas ją. Statosi labai paprastai jinai. Čia va apačia. Ir čia va bus išėjimas šitoj vietoj. Stovyklaujant, ką bedarant, gyvenimas paprastas šiaip yra. Mini, eini ar važiuoji, tada stoji, pavalgai, toliau žygiuoji, mini, važiuoji ir tada ruošies miegui. Kai ruošies miegui, tai reiškia prieš tai dar pavalgai. O gamini paprastai, kaip ir kasdien dabar matot. Visą laiką tiksliau mano videose matot tai. Čia gerai vanduo ne bėda bus, nes prie pat esu kempinge pačiam. Tai šiandien paprastas, aktyvus kažkoks baulas. Šiaip pasiteisinęs yra, man patinka jisai. Ką, užkuriu ugnį. Ir viskas, kur mano žiebyklis ugnies. Pamiršau dar nuplėšti tik tai šitą, nes reikia ir pamaišyti dar eigoj. Jeigu neprasidės audra, dar eisiu droną pakelt tada, kad jau išnaudot šiandien poilsį visą. Tiksliau, trumpą dieną, kad daug laiko turiu tiek. Kol verda maistas, aš susitepsiu grandinę vašku, nes lyjo. Tai vaškas taip ilgai nelaiko ir gerai kaip tepalas ir pradėjo girgždėti jau į galą. Tai reikia susitepti, nes gali tada efektyviai išnaudoti laiką, kol kažkas kito vyksta. Atėjau prie jūros išgerti arbatos, nes kempingas įsikūręs labai gražioj vietoje, ant pat jūros krantą. Žmonių tuščia, nes plūdimys laukinis, tai apart šitą kempingą gyventojai nelabai kas čia ir eina. Iki kitų gyvenviečių toli. Tai dabar va valgau desertą bananinį su braškiam, šokoladuką ir mąstau, ką daryti rytoj. Tai planas, kad kelsiuosi anksti, sudėsiu daiktus, kad būtų sausi dar, pats sausas išlįsčiau iš palapinės ir tada žiūrėsiu, kokie orai bus, nes prieš tai, kai išėjau dienos metu, žadėjo, kad lys nuo 11, tai lietų paankstino iki 8 valandos, bet šiandien aplamai žadėjo, kad dabar lis, bet va, kaip matom, saulė šviečia gražiai, tai tikiuosi, kad prognozė liks neįsipildžiusi. Kai tas pasakymas, kur yra, kad iš didelio debesies mažai lietaus, kad rytoj bus jisai teisus. O dabar tai ką, ramiai sau sėdėsiu, toliau pagersiu arbatos ir tada jau eisiu ruoštis miegui. Gal dar puodelį pasidarysiu, nežinau. Buvau palydėt saulės, labai gražus saulėlydis šiandien. Dabar dar išgersiu arbatą, nes pasidariau, palikau ataušti ir tada eisiu miegoti ir su nekantrumu lauksiu rytojaus. Prognozę vėl tikrinau, jau aš kaip sinoptikas nuolatos ją tikrinu. Tai tą patį žada, kad bus lietaus, bet truputį rodo silpnesnį. Bet ateities prognozė nesikeičia, kad ir ryt, ir poryt, ir pirmadienį visur apylinkėse lietus čia. Bet be rytojaus nieko daugiau nepasakysi. Tai tiek, dar biškį pasidžiaugsiu vakaru ir miegot. Sutvarkiau visus daiktus jau.
Viską paslėpiau nuo lietaus, ką galėjau. Dabar pats lendu į palapinę. Viską išsikratyti reikia. Nusiimt kojines. Ir tada jau miegoti ir laukt rytojaus. Žiūrėt, ką rytojus man pasiūlys. Kaip suprantat, pagal tai, kad sėdžiu su pūkinės striuke ir sulinėse kapišoną, tai nėra labai šilta. Nusiėmiau daiktus, pasidariau darbą, galvojau sušilsiu labiau, bet nelabai. Šiaip tai nėra interneto, nei storijų sukelt galiu, nei scrollint. Tai tiesiog laukiu. Aišku, ten jokių knygų ir panašiai neimu, nes vietą taupau ir nėra laiko šiaip kada skaityti jų. O šiaip tai smagi kelionė buvo, kad ir trumpa, 2 dienas, bet pamačiau naujų dalykų. Plano neįvykdžiau, tai tikiuosi įvykdysiu kažkada ateityje. O dabar pasimatysim iš kitos kelionės. Nežinau net pats, kur dar jį bus, bet žinau, kad tikrai bus.